Sveiki, taigi šioje video pamokoje bus CSS 3 šešėliai. CSS šešėliai galima sakyti skirstomi į dvi kategorijas, tai yra teksto text shadow ir dėžutės, tai yra box shadow. Taigi pradėsime nuo text shadow ir kad išmėginti šešėlių susikurkite kokį nors tekstą arba antraštę arba ką nors, kas yra tekstas ir, aš tiesiog susikursiu H1. Ok, ta H1 kokią nors lorem ipsum tekstą įmėsiu. Ok, toliau pasiemam tą H1. Ir aišku, H1 galite spalvą pakeisti, galite palikti kokią yra. Tačiau aš tiesiog paliksiu kokią yra ir aš tiesiog rašysiu text shadow. Iš karto. Ok, pirmieji du skaičiai, kurie eina į text shadow, yra nutolimas nuo teksto. Tai yra horizontaliai nutolimas ir vertikaliai nutolimas. Tai tarkime įrašom po 5 pikselius per tarpus ir kaip matote turim šešėlį, kuris, galima sakyti, susilietų su tekstu, nes vienoda spalva. Tai by default yra juoda spalva teksto, by default juoda spalva yra šešėlio. Ok, kitas, trečias dalykas, tai yra arba šešėlio išliejimas, arba spalva. Atsiprašau. Tai galime iš karto išliejimą padaryti ir kaip matote, biškį pasitvarkė. Ir aišku, jeigu norite, dar ketvirtų parametrų galite spalvą įmesti. Tai tarkim pasimkim kokią nors pilką. Ir štai turime tokį teksto šešėlį. Taigi tekstas, tai yra šešėlis nutolęs pirmu skaičiumi horizontaliai, antru skaičiumi vertikaliai, trečias skaičius išsiliejimas, ketvirtas skaičius spalva. Aišku, text shadow galime kartoti ir galime juos daryti kelis. Tai pavyzdžiui, susikursiu dar vieną H1. Ir tarkime, čia ntHchild 1, o kito H1 2. Ok, text shadow. Vėlgi. Ok, darome po 0, išliejimas kokie 2 pikseliai, spalva raudona, tarkim. Ir turime tokį šešėlį. Toliau galime, gal padidinsiu. Ja, geriau matos. Toliau galime pridėti daugiau. Tai tarkime kablelis ir tuomet galime vėlgi kažką panašaus pasirašyti. Tarkim, vėlgi po 0 nutolę į visas pusės ir toliau, tarkim, per 10 pikselių išlieta ir, tarkim, kita spalva kokia nors, nežinau, žalia. Ir turime, kad šitas tekstas turi 2 šešėlius. Vienas raudonas artimesnis, o paskui už jo yra žalias šešėlis. Ir, galite per kablelį čia tęsti, kiek tik tai norite. Bet esmė turėtų būti aiški, jeigu norit vieną šešėlį naudojat, galite 2 šešėlius naudot. Jeigu naudojat vieną arba 2 arba daugiau šešėlius, tai atskirkit kableliu, o kiekvieną iš jų apibūdinkite čia nutolimas horizontaliai, vertikaliai išliejimas spalva. Ir taip paprastai galite padaryti tekstus labai fancy, tačiau nepersistenkit, nes kartais geriau mažiau ir geriau atrodo mažiau negu daugiau. Nebent labai jau gerai padarot. Ok, tai yra kitas dalykas box shadow. Kad sukurti box shadow, aš tiesiog pasidarysiu divą. Paprasta. Ok, turiu divą. Toliau tą divą suformatuosiu kaip nors. Width. Height. Background color kokį nors. Ir turime divą paprastą. Ok, tam divui galime uždėti box shadow. Ok, box shadow aprašymas yra lygiai toks pat kaip text shadow. Tiesiog tai yra ne tekstui, o bet kam kitam, kam tik sugalvojate, pavyzdžiui, divams. Taigi, vėlgi, nutolimas horizontaliai, nutolimas vertikaliai, išliejimas, spalva,
Ir pasižiūrim ir turime šešėlį. Ok. Ir toliau, jeigu norite, galite tęsti vėlgi nutolimas, horizontaliai, nutolimas vertikaliai, išliejimas ir, tarkim, spalva. Ir turime du šešėlius ant to pačio divo. Tai yra vienas šešėlis vienas spalva, kitas šešėlis kita spalva, abudu skirtingai nutolę. Na ir tokie paprasti dalykai. Labai paprasti, tai aprašymas vienodas tiek text shadow, tiek box shadow. Galite naudoti vieną shadow, kelis shadow, na kaip norite. Tai, na, tokie dalykai visai smagus. Tai, ja, šiai video pamokai tiek, kitoje pamokoje bus CSS 3 tekstas ir iki.